Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Tai yra ten prie pirmos vietos, ne saulės švytra, iki nuo saulės akinių dar kažko tai, bet nesmė. Pirmas piliakalnis mūsų, katras bus aplankyti, katro nelipsam, yra moterai iš piliakalnis, matot parašyta, net 2,19 aukšt seno yra. Jeigu žiūrėtumėm tą tikslę, tai yra 2,18,2 čia. Yra suapvalinta į didžiai pusę, kad piliakalnis atrodytų toks jau didesnis palei metrus. Lipstam paskui pačioj pabaigoje Sprūdės piliakalnis. Sprūdės piliakalnis vizualiai atrodo aukštesnis negu moterai iš piliakalnis, bet palei aukštens yra žemesnis negu šits piliakalnis. Tai pasižiūrėsit irgi, galėsit palyginti. Šis piliakalnis gavęs pavadinimą ir moterai čia, vien dėl to, kad sako, primena prigulusias pailsėti moteriškės siluetą. Iš šią nuotrauką žiūrint, labai sunkiai ir pasakyti, kur kas yra. Kaip orientyras jums galiu pasakyti, sako, yra kryžius ant moteriškės krūtinės. Tai jeigu čia yra krūtinė, ne, nes matom kryžių, čia yra plauka, mes su tos plaukus šiandien lysam, žiūrėsim, kur kas randas. O visa kita jau jums belikti įsivaizduoti, kur kas yra. Tai nežinau, jūs matote moteriškį, nesijūkit čia rimti reikalai. Rimti, kad Tai matos tą moteriškę nematos? Meluojat, matau iš per akinius tamsintus, matau, ką meluojat. Matau, ką meluojat. Kas nors, kas mato. Neišlenkti čia papukatim. Grįžęs vakarė palyginsiu. Vienu žodžiu, akivaizduot, kai atrodo. Mergaitė neves vaikų po žydų. Nu, eina. Užsilipom ant piliakalnio viršaus, aukščiausios tos vietos 2,19, ne, beveik metrų, sakykim. Kaip lipt sekėsi, sunkia, lengva. Lengva, ne, niek nepajutot visai. Tai va, dalis, ne, Pavantinės miestelį matos. Tik ta apriboja šiek tiek miškas, ne, keli medžiai ten matymą mūsų. Bet užsilipę ant Sprūdės piliakalnį matys ten visą Pavantinį kapundel. Ir pats Biržulio ežeras matysis ir bus labai faina. Dabar galim matyti tik tą Medvėgalį pusę, Varnių šiek tiek labai nedaug matos. Tai va, dabar keliausim į moteriškės plaukus. Moteriškės, sakau, nelabai ruošės visokiom ten šventėm, tai jį nesišukavus, tai pasaugus savo šukuosenas, pasaugus savo akinius. Nes paskiau išlipsti iš tų plaukų, kaip kutvėlus. Neišimtis yra žinai. Čia bus riešutuks, jeigu viskas gerai, jeigu žiedadulkės užkris, viskas gerai. Šitoks tai yra lazdynų.
Šitą anksčiau pavadinimas yra Blūdo ežerų vadins. Nuo žodžio blūdyti, kas reiškia, kaip čia išversti, Kvailiuoti. Durnavoti, ne, nu, kad sako, žvėjai atvažiuodavo, plaukdavo į ežerą su valtim, mesdavo tinklus, nu, aišku, čia seni laiką. Ir tinklą užkliūdavo už šakų, už kelnų, už dar kažko, ir kaip ištraukdavo, tas tinklas suplyždavo, prakiurdavo, dar kažkas tai būdavo, ir žmonės žvėjai tiesiog labai būdavo pikti, sako, nu, čia blūdydavo tam ežere. Tai vat. Toliau matos Sklepkalnis šitas teisė. Iki Sklepkalnį mes daeisim per dvaro griuvėsius, pasižiūrėsim, kas yra likę ir nueisim paskui iki Sklepkalniaus. Ir vis žadu pasakyti, vis prisimenu, vėl pamirštu, kad mes jau esam Kelmės rajone. Kelmės rajonas prasidėjo nuo moterų iš Piliakalnio nulipus, kad pradėjome eiti tą pyvą. Yra linija skersa, kur Telšių rajonas baigiasi ir prasideda Kelmės rajone. Tai va šitas yra Sklepkalnis dvaro likučiai ir sprūdį yra Kelmės rajone. Užvenčiu. Ir šiandien mes turim reikalų apeiti du rajonus, tai taip nėra jau apsmarkė ir lengva, ne? Du rajoną tai jau yra biškio kaploti. Skamba rimtai. Labai rimtai. Galim pasidaryti labai gražią nuotrauką, aš galvoju, kad čia biškio karčiau kitą, jeigu galim. Aš paminėsiu šitą. Jeigu apeitumėt, yra tokia drevė iš pūkų. Tai čia kas jau nebenueiti, nes nuo ten žygė, tai vat gali pasilikti po drevė. Gali padėti, lauk nešėti. Galim per mišką patį. Žiūrėkite, ten prie buvusių dvaro griuvėsių. Griuvėsiai yra šitas, va čia šitas matos, paskui mes užlipsam ir pasižiūrėsim, pereisim manus. Ir dalis va griuvėsių matos šičia. Matos, kurias minėjau, dvaras buvo pastatytas 3 aukštų plytinis, kas buvo pakankama galbūt neįprasta Žemaitijoje. Kaip dvaras atrodė, pasižiūrėsim ant Sklepkalniaus užsilipen, ten ir nuotraukas sudėtas. Arba turim aukštų, kas vyksta iš kokių.
Dabar atėjom iki Sakėlių mauzolėjus, tai yra laidojimas vieta. Matot, ant yra statytas 1904 metas. Galit paskaičiuoti, kiek metų nam jau yra. Tik esmė tame, kad ant kaip ir dvars, taip ir šita vieta po antrą pasaulinę karą, kai nebeliko šeimininkų, nebeliko kas anus ir prie keravotų, prisaugotų tas vietas. Tai tiesiog iš vietinių žmonių buvo girdėti tokį pasakojimą, kad ponai yra palaidoti su įvairiausiam įkapėm. Aišku, tos įkapės ten ne koks ten lapo, berža, kokia žyvė įdėta, tai greičiausiai auksas arba karolė kažkokio gintarinė ar dar kažkas tai. Nu ir žmonės netruko, aišku, patikrinti, kas čia dedas ir anie atėjo ir šardė ir išiškuoja tuos 6 karstus, kad čia buvo sudėti. Esmė tame, kad jūs dabar čia matot, ne? Matot vizualią, kaip turėjo atrodyti visas tas kolumbarius. Palaikų čia nei viena nebėra. Tiesiog, jeigu kiltų klausimas, ką reiškia dalis uždarytų ertmių, o dalis yra atviras. Tai čia yra toks sprendimas architekto priimts, kad žmonės, kad galėtų pasižiūrėti, prisimatuoti, ar tilptų, netilptų, kaip atrodo tuos vietas, kur buvo dedams karsts ir kaip atrodo ta vieta. Čia yra naujas levelis Squid-Game. Praeitą kartą aš turiu. Toliau, čia yra lietuviškas Squid-Game. A nieks taip neįkris? Pernai nieks neįkris. Kai tik nustosit filmuoti, kas nors. Praktiškai po kitos naktys atėjo viskas sutvarkyta. Tas pats yra prie stervų reguliatorius, yra padaro užtvanką dar prieš reguliatorių ir vanduo nebegali prabėgti. Tai aš prardau, o kitą dieną ateini vėl sutvarkyti. Labai greitai. Juoda. O vasarų vėjai malūnai.
Parką, ne, viską žinot, esame vien sykį buvę. Mes kur praėjom pro Moteraičių piliakalnį, nuo Priengiuose ir ant pačią piliakalnį pradeda skraidyti, biškiuk, kai daugiau pašils, apie balandžio pabaigą. Apolons, juodasis paradoksas, pats drugelis yra balts, tik turi juodus taškiukus, vadinams ir juoduoju Apolonu. Tai va čia matot, irgi pažįstamą kalną, neparašyt, kas per kalnas yra. Toliau Luksta ežera Gintars, šiandien, kur negirdėjom, tai yra Baublys, Tūsi nendrynus aplink, kur mes praėjom nuo Gludą ežerą. Tai va, anu ten buveinės yra, šiaip įprasta jau vasario mėnesį dažna būdavo girdims, vienas ar kits Baublys ar vienoj vietoje ar kitoj. Tai mes prie Gludą ežerą buvom pakrikšti ant Valentino vyną, Baublį. Nu, dėl to, kad jau vasarį 14, prieš vasarį 14 ant jau pradeda baubti. Vėl tas pats nebeim. Koks kailis? Pats paminklas, ne, pridėjęs statys yra lietuvybės 10-mečio proga, tai 1928 metas tam paminklą pastatė vietiniai žmonės. Ir paskui ant buvo nugriautas. Dabar kada buvo nugriautas nuo 44 ar nuo 33 iki 45-6 laikmetis nėra žinomas. Ta tikra tiksli data nėra žinoma, kada ant buvo nugriautas. Bet esmė tame, kad atvažiavo, iškasi dubį ir anan įvertė tą dubį. Ne anan suskaldė, ne anan tą kažkam padarė, ant stebėr toks. 88 metas atkasė, ištraukė, pastatė vėl atgal, aišku, nudažė, išryškina paveikslėlius. Ir po šiandien mes tebe turim tą patį paminklą su tas pačias. Dalyvavot ir iki kitų. Ačiū Jums. Dėkui, kad dalyvavot labai iki kitų susitikimų. Nu, susimatysim gal kažkur. Ačiū. Nežinau, dabar ten.